Labas vakaras, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labas vakaras, mėly krepšinio sirgaliai. 7bet nacionalinė krepšinio lyga kviečia jūs į Telšius. Telšių sporto arenoje prasideda pusfinalių etapas ir perdavimu su Jakštu. Lešiauskas sužaidęs puikias rungtynes, lemiamas prieš Omegos Taurą LSU, dabar pelno 3 taškų su pražanga. Progų savaime suprantama negauna. Nojus Radzius pasirodė ant parketo Telšių komandos penkete. Aikštėje nepelnė Martynas taškų lemiamame ketvirtfinalio serijos mače prieš. Tikrai nemažai žiūrovų, nepaisant to, kad darbo diena ir tikrai geras palaikymas. Sėkmingi jo epizodai. Iš 3 taškų zonos meta Paveckis. 17 plius minus rodiklis, kai antras komandoje pagal tą plius minus rodiklį ir galimybei Olimpui atsikovoti kamuolio. Martynas Gecevičius klaidina Stašį, jo metimas iš 3. finalėjo, jo minučių vidurkis buvo 31 minutė. Jose neprabėgo, Telšiai yra surinkę beveik 200 taškų. Zelenskiai iš 3 taškų zonų. Telšiuose tiek Palangoje. Nežinau, ar šiandien Telšiai pagerino tą rekordą iš pažiūros, galbūt ir ne. Palanga gali, matydama jo rungtynės jau nuplaukė, šiek tiek galbūt galvoti jo. Dabar turės pertrauką, galima šiandien kažką ir patupyti ketvirtajame ketvirtyje. Julius Kazakauskas. Formas Gerkus Kumpys, manau, Palangos komandos neišgelbėtų. Čia perimtas kamuolys ir Tomas Zelenskiai iš viršaus. Karjeros rezultatyvumo rekordas nacionalinėje krepšinio lygoje. O Gediminas Lešiauskas kyla. Į naudą, įvertinus šias rungtynes, reikės pasidaryti pamokas ir naujo 8 sekundės iki Telšių komandai skirto atakai laiko pabaigos. Gecevičius. Kazakauskas. Dabar jau Kazakauskas likęs prieš Paveckį, į kraštą nusimeta Ernestas Bužas pakilęs prie Nojaus Radzius. Radzius į kraštą Pociui, Pocius taip pat ieško savo galimybių. Surinkė 117, Palanga tik 57. Iš 3 taškų zonos 100 tašką. Pasirodymas jose, dar 2 Tomoso taškai po dėjimo. Radzius Leinartui, Leinartas dabar jau iš 3 taškų. 3 taip plus 3 taškai. Ir, kaip ir minėjau, pilną komplektą šiandien pasiima Telšiai. Ir baigėsi šios rungtynės 107-73 galutinis jų rezultatas. Telšiai jie sugebėjo laimėti net ir ryškiai pralaimėdami kovą dėl atšokusio kamuolių 28 prieš 38. Nuostabų pasirodymą šiandien ir žaidimą aikštėje kūrė Gediminas Lešiauskas.